Na, sveiki visi, mano vardas Airida Savackė ir šalia manęs mano kolegė Edita Palskė. Mes esam įmonės Adels konsultantės ir šiandien seminare kalbėsim apie tai, kaip darbuotojų pasitenkinimas darbo užmokesčiu siejasi su jų įsitraukimu ir lojalumu organizacijai. Tai pasižiūrėsim, kokia čia yra ta sąsaja ir ką gali organizacijos daryti, kad tą sąveiką optimizuotų. Edita, gal tu papasakok pradžiai, kaip mes surinkom šitos duomenys ir kodėl mes jaučiamės galinčios kalbėti apie tai, kokia yra situacija visoje Lietuvoje. Tai sveiki ir aš pasakysiu. Ir prieš, ar ne, tolimesnį kalbėjimą, atsakant į klausimą, kodėl mes čia galim kalbėti apie Lietuvos situaciją, tai viena iš pagrindinių mūsų veiklos krypčių yra darbuotojų įsitraukimo tyrimai. Ir tose tyrimuose mes apklausime labai įvairias organizacijas, tai yra įvairūs sektoriai, ar gamyba, maistas, ne maistas, ar ne, IT technologijos, teisininkai ir taip toliau. Valstybinis sektorius, privatus sektorius, iš tikrųjų klientų turime įvairių ir darbuotojų yra įvairių tyrimuose, ir vadovai, ir specialistai, ir darbininkai, ar ne, ir vairuotojai, ir statybininkai, ir IT specialistai, tai įvairovė yra labai plati ir tokių darbuotojų mes per 23 metus apklausėme virš 10 000 ir savo įsitraukimo tyrimuose matuojame 16 įsitraukimo veiksnių, tai juose kalbame apie meilę darbui, apie meilę organizacijai, apie džiaugsmą eiti į darbą, apie bendradarbiavimą, apie tiesioginius vadovus, apie aukščiausią vadovybę, apie komunikaciją ir bendradarbiavimą, apie prasmę ir kas be ko, apie ką šis webinaras ir yra, tai yra apie atlyginimą. Tai yra, kiek žmonės yra patenkinti atlyginimu ir kaip atlyginimas atrodo kontekste visų kitų mano minėtų darbo ir darbo organizavimo aspektų. Tad jaučiame, kad turime visai nemažą bazę iš tikrųjų tam, kad galėtumėm daryti išvadas ir įžvalgas. O pati aš įsitraukimo tyrimuose darbuotojų, mano pirmas projektas, kiek aš dabar pamenu, buvo 2009 metais. Tai iš tikrųjų tos patirties ir pastebėjimų ir bendravimų su klientais apie tai, kas svarbu darbuotojams, yra nemažai. Dar tais laikais, kai nebuvo tokio gudraus terminų įsitraukimas, tuo metu 9-10 metais buvo tiesiog pasitenkinimas, bet evoliucionavom, keitėmės ir dabar vadinam įsitraukimu ir matuojame 16 veiksnių, iš ko mes ir galėsime pasižiūrėti, kas gaunasi apie atlyginimą. Tai galim apžvalgai, startui ir apšilimui pradėti nuo to, tai kaipgi atlyginimas vertinamas Lietuvoje 2023 metais. Ir čia matote mėlyną zoną, tai yra darbuotojai, kurie yra patenkinti atlyginimu, o tamsiai rožinė, raudona spalva žymi tuos darbuotojus, kurie yra nepatenkinti atlyginimu. Vidurinė zona yra tiesiog išimta, kad netrukdytų, ar ne, tai yra tie darbuotojai, kurie, kaip aš sakau, kaip lietuviai mes mėgstam sakyti, normaliai, ne, tai tokie nei patenkinti, nei nepatenkinti. Ir bendras pasitenkinimas 30%, atrodo, kad gyventi galima su tokiu skaičium, bet kas labiausiai neramina, tai yra nepatenkintųjų dalis, tai yra darbuotojai, kurie nusivylę galbūt atlyginimais, tai jie labiausiai ir kalba tuomet apie atlyginimus. Ir pasižiūrėjom pjūvį tarp vadovų ir tarp kitų darbuotojų, tai matome, kad vadovų pasitenkinimas yra 45, kitų darbuotojų 29 ir atotrūkis atrodo didelis ir kaip ir peršasi tokia natūraliai išvada, norėtųsi sakyti, kad vadovai gauna didesnį atlyginimą, todėl ten kiti darbuotojai ir yra mažiau patenkinti, o vadovai yra labiau patenkinti, bet nebūtinai. Vadovai yra žmonės, kurie tikėtina geriau žino apie atlyginimų sistemą, jie jaučiasi labiau galbūt įvertinti už savo pasiekimus, pati vadovo pozicija yra kaip ir apdovanojimas ar ne daliai žmonių, tai jie gal geriau susieja savo finansinį rezultatą su įmonės rezultatu ar ne, geriau rinką žino, tiesiog turi daugiau informacijos ir geba suvokti teisingumą, aiškumą, skaidrumą atlyginimo sistemos ir iš to atsiranda tas didesnis pasitenkinimas, bet nebūtinai tik tai iš pačių tų skaičių. Tai iš esmės, jeigu būtų vienodas standartų užmokestis, vis tiek tikėtina, kad vadovų
Jeigu paimtume dvi grupės specialistai, kurie uždirba ten, tarkim, sumą X ir vadovo rolėje esantys žmonės, kurie uždirba tą pačią sumą X, tikėtina, kad vadovų pasitenkinimas bus didesnis. Vien Aš dėl tų manyčiau, kad tokių taip. psichologinių veiksnių. Taip. O iš ko susideda va šitas visas atlygio vertinimas? Ar tiesiog klausim, Atlygio ar kiek vertinimo. patenkinti, ar paskaidom ir jeigu taip, tai kokias dalis? Atlygio pasitenkinimą mes skaičiuojame iš keturių teiginių. Tai va čia jie išvardinti, ar ne, tai esu patenkintas organizacijos atlygio sistema, jaučiuosi gaunantis teisingą atlygį, jaučiuosi vertinamas organizacijos, kai pagalvoju, kiek man mokama ir jaučiu, kad mano atlyginimas nuosekliai kyla. Tai kaip matome, visi šitie teiginiai yra vertinami labai panašiai, tarp 28–32% patenkintų darbuotojų. Ir ta labiausiai neraminanti dalis, kad iš tikrųjų virš 20% yra žmonių nepatenkinti. Kad žmonės yra nepatenkinti atlyginimu, kad žmonės nori uždirbti daugiau pinigų, tai yra kaip ir normalu, ar ne? Ir aš, ir jūs turbūt norite daugiau. Bet kas turbūt labiausiai neramina, kad to teisingumo trūksta, ar ne? Kad nėra teisingas, kad mane šiandien nevertina, kad aš nejaučiu atlyginimo kilimo, nors atrodo visos dabar įmonės kelia atlyginimus, bet matyt gal per retai, gal nelabai žmonės susiję su rezultatais, yra tų prielaidų įvairių. Tai tos teisingumas, vertinimas ir kilimas, tai šiek tiek, kaip sakyti, liūdina ir uždeda raudonus šauktukus, tai, nes čia galima kažką daryti, nebūtinai didinant eurus sąskaitą. Taip pat galim pasižiūrėti mes, kaip atrodo per 22 metus. Turime palyginimą su 22 ir 23 metais. Ir kodėl mes pavadinom šitą mūsų webinarą pasitenkinimas neauga, atlyginimai kyla, bet pasitenkinimas neauga, nors aš čia dabar jums rodau, ar ne, kad pasitenkinimas auga. Čia yra atlygis ir 23 metais patenkintų 30, o nepatenkintų 26, kaip ir šiek tiek to augimo esama, ar ne? Ir pasitenkinimas atlygio sistema 4 procentiniais punktais, teisingas atlygis 3, jaučiuosi vertinamas 4, atlygis nuosekliai kyla 3 procentiniais punktais, tai augimas liktais ir yra. Tačiau aš sakyčiau, kad vertinant tai kontekstą, ar ne, kiek tai atlyginimai kilo, bet dabar kaip tik vakar dar skaičiau, Delfyje buvo straipsnis apie tai, kad atlyginimai kilo 10% bendrai žiūrint per rinką, ar ne? Tai vertinant tą kilimo kreivę, kuri dabar lydi mūsų jau kelis metus, aš sakyčiau, kad to pasitenkinimo yra mažokai ir kas labiausiai turbūt neramina, kad nuo to, kad atlyginimas padidėjo 100 ar 200 eurų, neatsiranda teisingumo jausmas, neatsiranda jausmas, kad mane vertina ir nesijaučia, kad atlyginimas nuosekliai kilo. Tai tie atlyginimo pridėjimas 100–200 eurų nesprendžia pasitenkinimo klausimo iš esmės, jisai truputėlį aišku pakelia tą jausmą, kad gaunu daugiau. Ir kada čia norėtųsi akcentuoti, kad visą tai, ką mes čia dabar kalbam ir mūsų išvadas, ką mes rašom, tai yra apie jausmą darbuotojų, apie darbuotojų mintis, ar ne, kaip jie galvoja, kaip jie jaučiasi, kokiose emocijose jie gyvena, apie ką jie kalba. O apie konkrečius skaičius, ar ne, jeigu norėtumėt pasilyginti savo sektorių atlyginimą, savo įmonės atlyginimą su sektorium, su Lietuva, kaip ten kas kilo ar ne, kiek ten šimtų kas pridėjo, tai tokį mes webinarą darysime su partneriais vasario viduryje, dar nežinome konkrečiai datos, nepasitvirtinom, bet šią savaitę jau planuojam išleisti kvietimą ar ne į tą webinarą, tai galite sekti mūsų socialinius tinklus ir mes paskelbsime apie tai, kada jau bus tas webinaras, tada irgi kalbėsime jau apie konkrečius skaičius, kaip tie atlyginimai keitėsi Lietuvoje. Bet kalbant apie jausmą, sakyčiau, vis tiek rezultatai neblogi. Nes jeigu remtumės vien komentarais Facebook'e ar bet kurioje socialinėje medijoje, tai girdi vien verksmus, kaip infliacija suvalgė mūsų algas, kaip čia kelia nepakankamai ir panašiai. Kai tuo tarpu realūs duomenys, tarsi objektyvūs duomenys realybėj, kad darbo užmokestis kilo visoje Lietuvoje ir darbo užmokesčio biudžetas per Lietuvos mastų labai yra padidėjęs, bet ir tas žmonių, tas pamatavimas jausmo, tai žmonės sako taip, atlyginimai kilo. Ir
matosi, kad kilo didesnė dalis tų, kurie sako taip, kad pasitenkinimo atlygio sistema pakankamai ok, atlyginimas kyla, nes vat tų patenkintų dalis didėjo, neutraliųjų, pažiūrėkit, per visus segmentus išliko ta pati. Taip. Tai bendrai paėmus rezultatas gal nėra toks geras, kaip norėtųsi, vat kaip tos algos visada norisi biški didesnės, bet iš esmės, sakyčiau, neblogas. Ir išvada būtų tokia, kad visgi žmonės tą atlyginimų kėlimą mato. Galbūt sunku pripažinti. Kalbant apie atlyginimus, mes taip pat turime ir visai nemažai prisirinkę minčių, komentarų, ką patys darbuotojai rašo apie atlyginimus. Ne? Tai viena, kai yra mes pasakom kaip tyrėjai, kad žmonėms reikia teisingumo ir aiškumo, visai kitaip atrodo tai, kad darbuotojai patys parašo. Ne? Tai pasižiūrėjau, aš parankiau komentarų, išrinkau komentarų ir sugrupavau juos į 3 dalis. Tai normalu ir įprasta, kad žmonės nori didesnių atlyginimų. Tai populiariausias komentaras, ką keistumėte organizacijoje, jeigu būtumėt vadovas, tai kelčiau algas, ar ne? Nes visi norim uždirbti daugiau ir žinau, kad šitas komentaras yra nuo 2009 metų, kiek aš pradėjau su pasitenkinimo tyrimais darbuotojų sektoriuje dirbti. Tai šitas komentaras visada yra. Tačiau nebūtinai reiškia, kad tai lemia mūsų įsitraukimą, kaip mes vėliau pamatysim. Čia aš įdėjau keletą komentarų, ar ne, kaip jau visai piktas darbuotojas parašė jau taip ištamiau, dabar dar gramatinę klaidą. Žmonės rašė, tai atsiprašau, ne viską ištaisiau, ar ne, kur atlyginimų didinimas, minimali indeksacija yra privaloma, ar ne, sakote, kad išlaikysite aukštos kompetencijos darbuotojus, bet tai tik tai kalbos, nes algų nedidina. Tuomet darbuotojai dar kalba ne tik apie atlyginimų didinimą, bet taip pat kalba ir apie teisingumą. Ir teisingumas jiems yra apie tai, kad jie matogi ir jaučia, ar ne, ir mato, kad kiek dirba jie turi įsivaizdavimą, supratimą, kaip dirba kolegos, ar ne, ir todėl norėtų, kad jų geresnis rezultatas, didesnės pastangos būtų kažkaip įvertintos ir finansiškai. Pavyzdžiui, diferencijuoti atlyginimus pagal darbuotojo įdirbį. Planai keliami, apyvartos auga, stengiamės lojalūs, bet parduotuvių apyvarta vienam darbuotojui labai skirtinga, o algos yra panašios. Taip, tai darbuotojų lūkestis kaip ir būtų, kad tas atlyginimų paskirstymas būtų atsižvelgiant ir į jų asmeninius rezultatus, kad nebūtų, kad atlyginimus pagal specialybę žmonės gautų panašius, kad žmogus būtų vertinamas už savo darbą, už savo atsakomybės, už savo kompetencijas, o ne pagal šeimyninius ryšius ar pagal draugus arba pagal myliu, nemyliu, kaip irgi kartais pasitaiko. Kalbant apie teisingumą, taip pat išryškėja tokia aštri tema, man atrodo, kuri irgi lydi jau visai seniai. Tai yra senbuviai ir nauji darbuotojai. Nes kylant atlyginimam rinkoje labai būna ir tas momentas, kad nauji darbuotojai ateina, gauna didesnę algą iš karto, kai senbuvis jau daug metų dirba ir jis didesnio atlyginimo negauna. Ne? Tai irgi žmonės tą jaučia ir apie tai irgi kalbasi. Tai jeigu turite naujų darbuotojų, kuriuos pritraukate aukštesnėm algom, tai verta įsivertinti ir pagalvoti apie tai, kaip tvarkytis su tuo momentu, kad senbuviai nesijaustų irgi nuskriausti, kad naujus darbuotojus vertinat žymiai labiau negu senbuvius. Ir tuomet dar viena tema darbuotojų komentaruose, kuri išryškėja, tai yra aiškumas. Tai nėra aiškios informacijos apie atlyginimo didinimo motivaciją, apie pabandomojo laikotarpio ar ne, neaišku, kaip atlyginimas keisis. Norėtųsi šioje įmonėje aiškesnės sistemos, kad būtų vertinamieji pokalbiai su vadovu, ar ne, kur būtų aiškiai pasakoma, ką tu turi padaryti, kokias atsakomybės tu turi prisiimti, ką tu turi išmokti, kokią kompetenciją įgyti, kad tavo atlyginimas nuo to didėtų. Taip pat trūksta atvirumo, norisi aiškiai suprasti, ką turiu atlikti, kad galėčiau padidinti esamą atlyginimą, neaiški motyvacinė sistema. Ir kalbant apie patį tą aiškumą, turbūt vienas svarbus momentas yra tai, aišku, pasižiūrėti pas save įmonėse, kiek tai yra aišku, tas atlyginimų sistema, priedų sistema, kiek jinai yra aiški. Kita vertus, kiek tas aiškumas yra ištransliuojamas, ar ne, patiem darbuotojams. Nes galbūt vadovam ir personalo skyriui viskas yra aišku, taigi čia parašyta, ar ne?
bet darbuotojam gali būti visokių klaustukų ir visokių neaiškumų ir visokių interpretacijų. Na, todėl irgi reikėtų kalbėti ir atrasti tas neaiškumo priežastis. Beje, čia dabar irgi tokį keistadį prisiminiau, viename irgi straipsnėje aprašyta įmonės situacija. Tai, sakykime, įmonė turi šitą priedų krepšelį, sakykime, priedų krepšelį X, ir įmonė nusprendė sumažinti tą priedų krepšelį, bet ką jinai padarė, tai jinai tą sumažinimą paskyrė investavimui į tai, kaip padidinti aiškumą darbuotojam, už ką darbuotojai gauna tuos priedus. Ir kasgi nutiko, tai kad darbuotojai realiai pradėjo gauti mažesnius priedus, nes krepšelis taigi sumažintas, tačiau aiškumo jie turėjo žymiai daugiau apie tai, už ką gauna priedus, kokius priedus gauna, ar ne. Ir kas įvyko? Įvyko tai, kad žmonės buvo labiau patenkinti priedais negu kad anksčiau, vien todėl, kad jie dabar jau turi didesnį aiškumą, kaip čia kas yra paskirstoma, ar ne. Nes kai yra aiškumas, tada atsiranda ir tas teisingumo daugiau atsiranda, bet tai stiprina pasitenkinimą atlygių. Okay, o pažiūrėkim visgi tą mūsų įsitraukimą skatinančių veiksnių matricą ir kur čia darbo užmokestis atsiduria apskritai. Tai šiek tiek tada įvesiu, ar ne, apie tai, kaip čia mes ką išskaičiuojam. Tai matome, į viršų yra veiksniai pagal pasitenkinimą. Čia yra įdėti visi 16 veiksnių, apie kuriuos minėjau, į šitą matricą. Ir kuo aukščiau yra veiksnys, tuo jisai yra labiau išpildomas, darbuotojai juo yra labai patenkinti. O žemiai yra tie veiksniai, kuriais darbuotojai yra mažiausiai patenkinti. Ir tuomet koreliacijai su įsitraukimu, kas labiausiai turi įtakos įsitraukimui ir kas mažiausiai koreliuoja su įsitraukimu. Ir paprastumo dėlei mes visą tai nuspalvinam. Žali yra veiksniai, kurie labiausiai koreliuoja su įsitraukimu, tai nuo jų labiausiai priklauso, ar jūsų darbuotojai yra įsitraukę ar neįsitraukę. Ir tai yra geriausiai išpildomi veiksniai, ar ne, juos reikia palaikyti, stiprinti, plėsti, didinti ir tai lemia jūsų sėkmę. Tuomet raudoni veiksniai yra tie, kurie turi įtakos, koreliuoja su įsitraukimu, bet, sakykime, jų išpildymas yra prastesnis. Ir ką mes matome, tai matome, kad priedai ir atlygis yra štai šioje zonoje, ar ne, kur koreliacija su įsitraukimu yra mažesnė. Ką noriu labai akcentuoti ir kartais pastebiu, ar ne, kad įvyksta nesusipratimai, kad pradeda žmonės galvoti, tai jeigu čia priedai atlyginimai mažai koreliuoja, tai reiškia, kad jie yra nesvarbus. Nieko panašaus, jie yra svarbus, nes kaip matome, koreliacijos ašis prasideda nuo 0,4, tai čia atlygio priedų koreliacija gaunasi apie 0,5, tai yra pakankamai stipri koreliacija ir priedai atlygis, jie turi įtakos tam įsitraukimui, ir tai yra svarbu, nes tai svarbu ir teisingumas, aiškumas, skaidrumas. Bet ką rodo šitą matricą, kad svarbiausia atsirinkti yra tinkamus darbuotojus, nes nėra atlyginimo, už kurį jūs galite nupirkti darbuotoją, kuris nemėgsta savo darbo, kad jis gerai dirbtų. Tai darbinė veikla, man atrodo, yra dalykas, kurį pirmiausiai reikia įsivertinti. Darbinė veikla tai yra apie meilę darbui, apie tai, kaip man patinka mano darbas, kiek aš tame turiu prasmę, ar ne. Ir man patinka tai, ką aš realiai sugebu ir kam turiu savo įgūdžius. Ir čia mes galim pasižiūrėti, kaipgi atrodo ta darbinė veikla Lietuvoje, kiek žmonės yra patenkinti. Tai patenkintų mes turime 65%, o nepatenkintų, tokių, kurie normaliai žiūri į darbą, kaip aš mėgstu sakyti, apie trečdalį. Ir labiau patenkinti yra vadovai savo darbu. Tai kaip ir viena vertus galima pasidžiaugti, ar ne, kad įmonės visai neblogai sugeba atsirinkti darbuotojus tokius, kurie mėgsta savo darbą. Ir tuomet reikėtų tiesiog pasižiūrėti, kaip jums pavyksta, ar ne, atsirinkti tuos darbuotojus, kurie mėgsta savo darbą. Čia tu kažką norėjai, Aš tai šitoj vietoje optimistė esu. Ar stiklinė pusiau tuščia ar pusiau pilna, aš sakyčiau, šiaip rezultatai apskritai Lietuvos mastu yra labai geri. Nes 65% žmonių yra patenkinti savo darbinę veiklą, tai reiškia, jiems patinka ta veikla, kurią jie daro. Ir trečdalis yra tokie, maždaug ok, bet gal per daug ir nedžiugina, bet visai ok. Ir visiškai nelaimingų savo darbe yra tik tai 1%. Ir čia prisiminkit, kad mes kalbam apie daugiau negu 10 000 apklaustų žmonių per krūvą sektorių ir per krūvą Lietuvos regionų. Čia ne Vilniaus burbulas.
Tai viena vertus tai yra labai gerai, kita vertus, va tie, kur neutralūs, jie, kai kurie ten labiau myli, kiti mažiau myli. Ir vat čia vat tas potencialas išnaudot žmonių entuziazmą ir įsitraukimą darbe, man atrodo, dar yra neišsemtas. Ir va ta, šiaip kalbant, bendrai per psichologinę prizmę, kad žmonės patenkinti savo darbu, labiau būna ir produktyvūs ir patenkinti tada, kada darbo keliami reikalavimai atitinka jų interesus ir jų gebėjimus. Kitaip sakant, va, tas tinkamas įsivertinimas, tinkamas žmogus tinkamose pareigose, jisai iš karto duoda tokį labai gerą postumį tiek įvedimui, tiek pasitenkinimui darbe, tiek va, tai tolesniam entuziazmui tą darbą daryti. Tai va čia asmenybės vertinimai labai gerai prisideda prie va, to pasitikrinimo, kiek žmogus visgi tinka tom pareigom. Ir čia reikėtų žiūrėti ne vien tik tai va, tas, tarkim, dalykinės kompetencijas, bet ir asmenybės bruožus ir interesus. Tai va, tai čia galiu paminėti iš mūsų turimų asmenybės klausimynų Profile XT, kuris jau grinai apie tai kalba, padeda įvertinti, kiek žmogus tinka tom konkrečiom pareigom, apie kurias kalbam. Ir pasinaudosiu progą paminėti, kad turim ir naują asmenybės klausimyną Hogan Assessments, kuris vėlgi lygiai taip pat vertina žmogaus asmenybę per tiek jo elgesio bruožus savo kasdienį veikloje, tiek ganėtinai giliai pažvelgia į motivaciją ir vertybės. Tai va, šita dalis, man atrodo, viena vertus galim pasidžiaugti, kita vertus, dar yra rezervo, kur galim padėti žmonėm atrasti jiem pačias tinkamiausias vietas. Čia labai gerai ir gaunasi, žinai, aš tokia truputį skeptikė, kritikė, ar ne, tada tu gali taip gražesniam spalvom nupiešti, tai tas labai gerai. Kalbant apie atlyginimus, tai gal galim grįžti tą matricą. Į tą matricą va šitą, ar ne? Tipinis atvejis, netipinis, vienas dažniausių atvejų, ar ne, nepriklausomai, realiai netgi nepriklausomai nuo to, kokia metodologija naudojama, ar ne, ar kokie ten klausimai būna apie atlygį ir priedus. Dažniausiai būna taip, kad atlygis ir priedai yra, kaip aš sakau, geltonieji veiksniai, tai yra tie, kurie mažiau turi koreliacijos su įsitraukimu ir kuriais darbuotojai yra mažiausiai patenkinti. Ir tai yra tipinė situacija. Tai, bet pasidarius pas save tyrimą, kartais nutinka taip, jog vis dėlto atlygis arba priedai atsiduria štai šioje zonoje, kur yra raudoni veiksniai, ar ne? Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad darbuotojai pas jūs įdeda į darbą pastangų tik tiek, kiek jūs už tai sumokat, ar ne? Galbūt darbuotojams nelabai tas darbas patinka ir jiem tada reikia už tai mokėti kompensaciją, tokia kaip ir. Tada galbūt darbuotojai nelabai tiki įmonės sėkme ir tada irgi už tai reikia, ar ne, mokėti tą tokį, kaip sakyt, gėdos mokestį, kad dirbu blogoje kompanijoje, taip. Galbūt yra toksiniai kolegos, toksiniai vadovai ir tada vėl tenka mokėti daugiau vien todėl, kad žmogus dirba jam nepalankioje aplinkoje. Tai kai atlyginimas yra raudonoj zonai, tai jau tikrai reikia sunerimti ir ieškoti, kur yra saugumas, įvaizdis, darbinė veikla, ar ne, ten gali būti kažkokių iššūkių, kurie lemia, jog atlyginimas yra svarbesnis. Ir tuomet nutinka toks dalykas, kad įmonė kaip ir įsisuka, kaip aš sakau, tokį voverės ratą, ar ne, tu vis moki daugiau ir niekada negana, ar ne, nes šaltinių, iš kur žmogui paimti daugiau to laimės ir pasitenkinimo nėra, yra tik atlyginimas ir visas dėmesys tik tai į atlyginimą ir tada negana, kiek jau bemokėsi. Kitas svarbus momentas yra tai, kad atlygis ir priedas yra dažniausiai vertinamas žemai. Klausimas, kiek žemai lyginant su kitom įmonėm. Tai 30% rodžių yra rinkos vidurkis iš daugiau negu 10 000 darbuotojų. Tai jeigu pasidarus pas save tyrimą, matote, kad yra 17%, 20%, 15%, 25%, ar ne,
Tai reiškia, yra mažiau negu apskritai rinkoje. Ir tokiu atveju nesvarbu, kad atlyginimas yra mažai susijęs su įsitraukimu. Ar ne? Pats faktas, kad jisai yra stipriai mažiau vertinamas negu kad kitose įmonėse, negu kad Lietuvoje, reiškia, kad, na, okei, darbuotojai įsitraukimas nuo to nepriklauso, bet nuo to priklauso tai, kiek jūs turėsite kaitos. Nes darbuotojai bet kuriuo atveju ieškos, ar ne, kur galėtų rasti geresnį darbą. Tai gal įsitraukimo nelems, bet tai lems didesnę kaitą, sunkiau išlaikyti darbuotojus, sunkiau juos pritraukti. Tai pagrindinės tokios išvados, ar ne, iš tos matricos yra tai žiūrėti, kad atlyginimas nebūtų raudonas. Jeigu raudonas, tai reikia tvarkyti, va čia žalias šitas sritis, arba kad atlyginimas pasižiūrėti santyki su apskritai Lietuvos benchmark, su Lietuvos norma. Man patiko tavo pastebėjimas, kad už pinigus darbuotojų įsitraukimo meilės darbui nenupirksi, bet gali nusipirkti rekomendacijas. Taip. Pakomentuok plačiau šitą vietą. Vat, mes turėjom taip pat rekomendacijai, mes turime NPS rodiklį, ar ne? Ir kodėl žmonės rekomenduoja savo darbdavius, ar ne, ką darbdaviai turi gerai daryti, kad juos rekomenduotų. Tai vienas dalykas, jie turi turėti gerą įvaizdį, nes žmonėms labai patinka dirbti, na, gerose kompanijose, kurios gamina gerus produktus, teikia geras paslaugas, ar ne. Ir taip pat žmonėms patinka pasigirti savo atlyginimais, priedais, nes už atlyginimus priedus tu gali, nežinau, nusipirkti geresnį automobilį, nusipirkti geresnį būstą, nuvažiuoti tolimesnę kelionę, įsidėti gražesnę nuotrauką socialinius tinklus iš tos kelionės ir iš to automobilio. Ne? Tai jeigu norite didesnio įsitraukimo, tai atlyginimas ne variantas, ar ne? Bet jeigu norite, kad jūs rekomenduotų ir apie jūs pasakotų kaip labai gerus darbdavius, tai tuomet atlyginimas yra tas kelias, kur yra erdvės ir net tam rekomendacijai pasididinti. O man pačiai tai didžiausias atradimas ir tokia įžvalga labai įdomi, kokią didžiulę reikšmę turi aukščiausio lygio vadovai, kalbant apie darbuotojų pasirinkimą rekomenduoti savo įmonę kaip darbdavį. Ir pakomentuok truputėlį, kaip tu matai, kodėl aukščiausio lygio vadovų rolė tokia svarbi? Aš galiu papasakoti turbūt iš savo pavyzdžio, ne, iš savo asmeninės patirties, kad kai dirbau vienoje organizacijoje, kurioje aukščiausių vadovų, na, jų kaip ir ne tai, kad nesimatė, bet jie transliavo tokią žinutę, kad, na, jūsų skyrius mums neįdomus. Tai žinokit, tu natūraliai gaunasi, kad, užeina kalbos apie tai, kad su draugais, su pažįstamais pasikalbė, ar ne, apie tai, kaip tau darbe sekasi, taip, ar tu čia nesiieškai kažko naujo ir taip toliau. Tai ta kalba apie tuos apie aukščiausio lygio vadovus vis tiek iškyla, ar ne, kiek jie transliuoja žinutę, kad jūs mums kaip darbuotojai įdomus arba neįdomus. Ne? Tai norint, kad būti, realiai aukščiausio lygio vadovai svarbus tiek tam, kad darbuotojai rekomenduotų įmonę kaip darbdavį, tiek tam, kad darbuotojai būtų įsitraukę į darbą, nes aukščiausio lygio vadovų rodomas dėmesys, jų matymasis regėjimo lauke, ar ne, parodo darbuotojams, kad jie yra svarbus ir kad jų darbas yra svarbus. Nes aukščiausio lygio vadovai vis tiek suvokiami kaip tokie autoritetai, ar ne, tokie kaip nepasiekiama žvaigždė ir čia dabar vadas nusileido kaip mesijas pas mane į skyrių ir jisai su manim pasikalbėjo ir jisai gal netgi mano vardą žino ir jisai žino, ką aš čia veikiu ir tai labai taip, ir paglosto ir suteikia tokio pasitenkinimo, svarbumo jausmo, ar ne, ir todėl tas labai priduoda daugiau postumio įsitraukti į darbą arba netgi apie tai pasidalinti su kitais savo pažįstamais draugais. Tai man atrodo tas pasakymas, kad žmonės palieka savo darbą dėl tiesioginio vadovo, bent jau mūsų duomenys rodo, kad tai yra didelė dalim klišė. Ir nėra visiškai tikslu. Ir kaip bebūtų keista, visgi ne tiek tiesioginiai vadovai yra svarbus, bet kalbant apie lojalumą, visgi svarbiau turėti tuos aukščiausio lygio vadovus, kurie yra matomi visuomeniai, kuriais žmonės tiki, kad iš tikrųjų ten yra protingi žmonės, kad jie žino, ką daro, kad veda organizaciją tinkamą linkme. Ir kad būtų tam tikras, nežinau, ko gero, kaip ir sakei, tas žmogus, į kurį gali kreiptis, jeigu reikia ten kažkokio teisingumo arba aiškumo gyvenime, savo darbe.
Ir čia labai svarbu, kad nebūtų to, žinai, tokio hierarchinio ryšio, bet jis ten kažkur toli pasikėlęs, o aš čia toks menkas. O tada, kai tos aukščiausi vadovai pradeda daugiau matytis, daugiau komunikacijų dalyvauti, todėl aš skatinu, kai mes darome įstrukimo tyrimus ir darome pristatymus darbuotojams apie tos tyrimus, labai skatinu ir prašau klientų, kad įtrauktų į tuos pristatymus ir vadovus. Ar ne? Galbūt kartais ten generalinis nebūtinai gali dalyvauti, bet departamentų vadovai gali dalyvauti, ar ne? Nes tada žmonės mato, aha, čia yra labai svarbu, nes jeigu čia atėjo ten toks labai svarbus direktorius, tai čia tikrai tai yra svarbu, kas čia vyksta. Ne? Tai tas priduoda svarbumo ir mažina tą atotrūkį, kad čia esam mes kažkur ten apačioje ar ne, o čia yra kažkoks labai svarbus, jau nepasiekiamas žmogus. Gerai, galime gal pasižiūrėti NPS, kaip Lietuva atrodo. Ne, tokį gražų grafiką turiu. Jo, man šitas grafikas šiaip labai fainas, nes, žinai, kaip pasako, kad NPS Lietuvoje 13, tai dabar jis jau pakilęs, nes ankstesniais metais kažkada mes turėjom -1. Oho. Bet tas išskaidimas į promoterius ir detraktorius, jis geriau parodo tą tokį platesnį vaizdą, kiek apskritai yra darbuotojų pasiryžusių rekomenduoti savo organizaciją. Aha. Nežinau, kiek čia reikia komentuoti plačiau mūsų klausytojams NPS ir kaip yra skaidomas. Iš esmės, mėlyni promoteriai tai yra tie žmonės, kurie mielai rekomenduotų savo organizaciją kaip darbdavį kitiems žmonėms. Geltonieji, tai pasyvieji, tai yra tie, kurie pakankamai neutralūs. Kaip vienas komentatorius rašė, draugui nerekomenduočiau, bet kitiems tai rekomenduočiau. Ir po to detraktoriai, tai yra tie žmonės, kurie iš tikrųjų aktyviai atkalbėtų kandidatus nuo aplikavimo į šitą poziciją ir jeigu ten kolega ar pažįstamas kreipiasi, sako, maždaug ar verta aplikuoti, tai sakys, ne, geriau ne. Man šitai vietoj klausimas, žinai, visada kyla, kaip mes turime vadovų 16%, tokių, kurie yra detraktoriai, kurie nerekomenduoja šitos įmonės, gal netgi priešingai, ar ne, eina ir pasakoja, kaip čia negerai dirbti. Man vis toks klausimas iškilo, kaip šitie vadovai atrenka darbuotojus į savo komandą, nes jie turi priimti žmonės ir turi galų gale dirbti savo komandą, bet patys tai įmonės nerekomenduoja niekam, ar ne. Tai turėtų būti jiems sudėtinga tą padaryti gerai. Kaip sąžinė išjungi, žinai, ir įkalbė, kad ateitų. Jo, klausimas, kiek ilgam pavyksta tą sąžinę. Ir klausimas, kiek reikia už tai sumokėti, kad išjungtų tą sąžinę, ar ne. Gerai, tai gal tuomet galim prie to, kas lemia tą pasitenkinimą atlyginimu. Ir remiantis mūsų turimą duomenų baze ir remiantis įvairiais moksliniais straipsniais, sugrupavau veiksnius, kurie lemia pasitenkinimą atlyginimu į štai tokias 5 grupės. Teisingumas, pripažinimas, augimas ir tobulėjimas, saugumas ir įmonės įvaizdis ir pozityvi darbo aplinka. Realiai, jeigu įmonėje atlyginimai yra daugiau mažiau, kaip sakyti, tokie, kad žmogus gali oriai pragyventi, ar ne, o ne pirkti parduotuvėje akcinės prekes, bet, sakykime, gali taip, normaliai gyventi, už tą atlyginimą, tai tokiu atveju ir žmonės yra nepatenkinti, tai pirmiausia, verta pradėti žiūrėti į šituos 5 veiksnius ir ieškoti, kur ten yra raudoni šauktukai ir ką reikėtų gerinti, nes analogiškai gerinant šitas sritis gerėtų ir tas pasitenkinimas, nebūtinai didinant atlyginimą. Tai kalbant apie teisingumą, išrinkau teiginių, kaip minėjau, mes turime savo įstraukimo klausimynę 16 veiksnių, kurie pavirsta į 80 teiginių ir pažiūrėjau koreliaciją su teiginiu, esu patenkintas organizacijos atlygio sistema ir matome, kad jaučiuosi gaunantis teisingą atlygį už atliekamą darbą yra 0,75. Tai reiškia, kuo teisingesnė, kuo aš manau, kad sistema teisingesnė, tuo aš labiau esu patenkintas tą sistemą. Ir kas yra svarbu, kad organizacija teisingai elgiasi su savo darbuotojais, kas yra nebūtinai apie pinigus, ar ne?
nebūtinai apie atlyginimą, nebūtinai apie priedus, bet taip pat yra ir apie tai, kad galbūt karjeros galimybės nustatomos teisingai, mokymosi galimybės suteikiamos teisingai, nėra kažkokių povandeninių srovių politikų apie tai, kas čia mano draugas, kas čia mano priešas, ir aš kaip tiesioginis vadovas ar kaip aukščiausio lygio vadovas stengiuosi darbuotojus vertinti pagal jų pastangas ir rezultatą, ar ne, į indėlį, o ne pagal tai, kaip myliu ar nemyliu kažką. Tai tą darbuotojai irgi mato ir vertina, ir nuo to irgi priklauso pasitenkinimas atlyginimu. Ir mūsų priedo sistema yra skaidri, irgi 065. Tai ką galima savo kaip įmonių vadovam ar personalo specialistam išsinešti pagalvojimui, tai pasvarstyti, kiek įmonėje atlygio sistema yra teisinga, kiek jinai yra skaidri, ar darbuotojai aiškiai žino, kokie kriterijai lemia atlygio augimą, priedų dydį ir priedų išmokėjimą. Ir čia toks momentas, viena yra, kai mums yra aišku, bet mes personalo skyrius susėdam, ar mes vadovų komandą susėdam ir žinom, ar ne, tai čia pasirašė, mums viskas yra aišku ir viskas yra skaidru. Klausimas, kiek darbuotojams tai yra aišku, nes jiems nebūtinai aišku. Ir viename seminare labai gerą mintį išgirdau, kad kartais apie vieną ir tą patį dalyką šiuolaikiniam žmogui reikia pakartoti 7 kartus skirtingais būdais ir skirtingom formom. Tai jeigu jūs jau kažkada pakalbėjote su darbuotojais apie atlyginimų sistemos aiškumą, paaiškinat žmogui, už ką jūs jam galite mokėti daugiau, ar ne, bet jisai vis tiek sako, kad neaišku, tai žinokite, kad dar reikia pakartoti 6 kartus 6 skirtingom formom, ar ne, tai tiesiog nenuleisti rankų ir neįsivaizduoti, kad vieną kartą pasakiau ir jau dabar čia visiems, viskas aišku, ypač jeigu organizacijos yra didelės ir mes turime labai didelį išsiskirstimą, ar ne, vadovai, ten vyr specialistai, darbininkai, ar ne, tai žmonių ir kognityviniai gebėjimai skirtingi, patirtis skirtingos, pasaulio suvokimas skirtingas, tai todėl jiems ir žinutė turėtų būti transliuojama galbūt šiek tiek skirtingai ir vieniem dažniau, kitiem rečiau. Pripažinimas yra kitas komponentas, kuris labai svarbus, yra atlygio pasitenkinimui atlygiu. Tai matome, jaučiuosi vertinamas organizacijos, kai pagalvoju, kiek man mokama, 0,76 netgi. Ir tuomet pripažinimo teiginiai yra apie tai, kad atliekamas darbas yra vertinamas, sulaukiu tinkamo pripažinimo už savo indėlį, jaučiu, kad mano pastangos matomos ir vertinamos. Ir šitas pripažinimas taip pat yra ne tik apie pinigus. Ne? Taip mes norim už savo pastangas gauti finansinį kažkokį užmokestį, bet šalia to darbuotojai taip pat nori jaustis vertingi organizacijai ir svarbus organizacijai ir vertinami apskritai kaip žmonės. Ir vienoje studijoje irgi buvo taip labai gerai suformuluota, ar ne, kad jeigu keliate atlyginimą ir norite, kad žmonės būtų patenkinti šituo pakėlimu ir paaugusiu atlyginimu, šalia to atlyginimo pakėlimo turi eiti ir žodinis patvirtinimas žmogui jo kaip vertingo darbuotojo organizacijai. Neužtenka, numečiau tau 100 eurų, turėkis, ar ne? Ne, svarbu pakalbėti, svarbu pokalbis su darbuotoju, už ką jisai buvo įvertintas, kaip organizacija jį mato, ar ne, kaip jis atrodo, kaip jo indėlis į organizacijos rezultatą atrodo, ar ne? Ir tie pokalbiai tokie pakankamai dažni turėtų būti, o ne tik tada, kai atlyginimas yra išmokamas. Tai čia, man atrodo, Irida, tu turėjai, ar ne, kažkokį komentarą irgi norėjai papildyti apie tą pripažinimą. Jo, šitoj vietoje aš iš kitos pusės irgi galėčiau pažiūrėti. Klausimas, jaučiu, kad mano pastangos matomos ir vertinamos, šiaip apskritai yra net ne apie pinigus ir ne apie darbų užmokestį. Tai yra daugiau apie tokį pastangų matymą ir pripažinimą ir dėmesio parodymą. Nes labai klasikinė situacija, kad jeigu žmogus darbe jaučiasi nepastebėtas, neįvertintas, niekas nemato, kaip jisai dirba, ką jisai daro, kiek jisai vertinamas organizacijai, joks žmogus neina pas savo vadovą, ar jau labiau ten personalo skyrių, ar dar aukštesnio rango vadovą ir neprašo, pripažinkit mane, pagirkit, paskatinkit, ką tas specialistas tada sako, duokit man didesnę algą. Ir tokiu būdu, prašydamas didesnės algos, jisai iš esmės gauna grįžtamą ryšį apie tai, kiek jis yra vertinamas, gauna tą savo dėmesio porciją. Tai čia yra viena. Ir tą didesnės algos prašymą iš tikrųjų reikėtų pasižiūrėti dar truputėlį ir per prizmę, o kiek žmogus apskritai gavo to pripažinimo ir dėmesio. O kitas dalykas, kadangi vis tiek pakankamai daug dirbam su vadovais, norėčiau atkreipti dėmesį į tokią labai dažną vadovų baimę ar pasiteisinimą, net nežinau kaip čia pasakyti, kai sako, kad nesijaučiu galintis darbuotojų girt, nes tuoj pat prašys didesnės algos, o aš didesnės algos negaliu skirti, nes niekas nuo manęs nepriklauso.
Ir ta baimė, jinai yra gana dažna. Išsakoma garsiai, neišsakoma, bet va, jeigu pradėsiu girt, tai tada iš karto jau norės finansinio pripažinimo. Ir aš manyčiau, kad šitoj vietoj tada grįžtam prie sistemos teisingumo ir aiškumo. Nes jeigu sistema, darbo užmokesčio sistema organizacija yra aiškiai sustatyta, jinai yra pakankamai skaidri ir suprantama, tai tada tos erdvės manipuliacijai, kad tu mane pagyrei, o dabar mokėk, nu jos nebelieka. Manipuliacijos ir va, tos realios manipuliacijos atsiranda tada, kada bet iš tikrųjų nėra aiškumo, pagal ką tas priedas skiriamas. Tada ir gaunasi, kad pagyrei, tai mokėk, o jeigu nemoki, tai kam geri. Bet dažniau tos vadovų baimės yra visiškai nepagrįstos. Ir va, su tuo irgi ganėtinai daug vis dar tenka dirbti. Yra erdvės pripažinimas, beje, yra tas aspektas, kuris žymiai labiau koreliuoja su įsitraukimu, ar ne, ir kur tikrai reikėtų dar, man atrodo, erdvės Lietuvos įmonėse yra kur padirbėti. Augimas ir tobulėjimas. Augimas ir tobulėjimas yra jau šiek tiek mažiau susijęs su pasitenkinimo atlyginimu, ar ne? Tai geba išsaugoti gerus darbuotojus 0,61, bet šitas teiginys, man atrodo, svarbus tuo, kad tai, kaip įmonė elgiasi su talentais, kurie nusprendžia, kad noriu išeiti ar ne, ar noriu didesnės algos, ar kažko kito noriu, tai kaip organizacija elgiasi su tokiais darbuotojais labai gerai transliuoja žinutę kitiem komandos nariam, ar ne, o tai kasgi bus, jeigu aš įdėsiu pastangą, aš patobulėsiu, aš pasieksiu kompetencijas ir man irgi užtrenks duris ir pasakyk, eik, nes mes tau čia nieko negalim pasiūlyti. Ne? Bet tai irgi yra nebūtinai apie atlyginimą, ne, ir apie kitas galimybės. Organizacijoje puikios karjeros galimybės stipriems darbuotojams, tai irgi apie tai, kad laukia tas atlygis ateityje, kad aišku, kad aš čia arba karjerą galėsiu padaryti, ar kitus bonusus gausiu. Organizacijoje galiu įgyti kompetencijų, arba organizacija suteikia man galimybės mokytis ir tobulėti 0,44, 0,47, tai tokios koreliacijos nėra ypatingai stiprios kaip 0,7 ar 0,6, bet jos irgi yra pakankamai reikšmingos. Klausimas tada šitoje vietoje, kas nutinka po to, ar ne, kai darbuotojas patobulėja, kai jisai įgyja kompetencijų ir duoda didesnį rezultatą organizacijai, tai kaip tuomet organizacija, ar ne, atlygina darbuotojui už tai. Ir man atrodo, kad šitie veiksniai yra labiau susiję su pasiruošimu rekomenduoti, jeigu gerai atsimenu ten tas matricas. Talentų valdymas prie aukštų. Taip. Talentų valdymas, šitas yra prie išsaugojimas gerų darbuotojų, prie talentų valdymų ir tai taip pat turi rekomendaciją. Čia labiau tokia, tema, apie kurią labai patogu pašnekėti, o ten tą atleido, nors jisai ten pats geriausias ar ne, ir kodėl čia dabar, ir kai tau nėra to aiškumo, nieko, tada žmonės susikuria savo istoriją, ar ne, jeigu žmonės neturi, kas įdėjo jiems istoriją, jie labai greitai susikuria savo istoriją. Saugumas ir įmonės įvaizdis yra svarbu tuo, kad žmonės nori dirbti organizacijose, kuriomis didžiuojasi. Ir esu įsitikinęs, kad mano organizacija bus sėkminga ateityje ir manau, kad šios organizacijos reputacija yra gera. Ir čia ta prielaida, apie kurią aš anksčiau šiek tiek buvau užsiminus, ar ne, kad darbuotojai nori dirbti įmonėse, kurių sėkme tiki, nori dirbti su produktais ir paslaugomis, kuriais tiki ir kurie patinka. Ir jeigu tenka dirbti su kažkuo, kas galbūt visuomenėje suprantama kaip gėdinga, gal įmonė kažkokia ten blogą reputaciją turinti ar ne, tuomet jie tikisi didesnio atlygio, tą kompensaciją ne tik už darbą, bet kompensaciją ir už patiriamos gėdos jausmą. Ir kalbant apie patį įmonės įvaizdį, tai čia toks pamastymas savo viduje, pasižiūrėti, kiek darbuotojai, kurie yra back office'as, kurie yra gamyba, kurie neturi tiesioginio santykio su klientais, kiek jie jaučia ir kiek jie žino, ar ne, tą klientų pasitenkinimą jūsų produktais ir paslaugomis.
Nes kiek pačiai tenka, ar ne, vat irgi dabar nesiniai dariau ten pristatymą, klientui labai patiko, netgi paskambino, padėkojo, ar ne, ir dar paprašė tų pristatymų, bet prie to pristatymo taigi dirba ir kita komanda, yra žmonės, kurie skaičiuoja, yra žmonės, kurie piešia grafikus, ar ne, yra žmonės, kurie tiesiog išklauso ten mano brainstormo sesijos. Tai klausimas, kiek jie paskui gauna to grįžtamojo ryšio, kurį aš gavau tiesiai iš kliento. Tai taip pat ir jūsų atveju, ir kitų įmonių atveju, kiek tie žmonės, kurie, nežinau, suka koją prie kėdės arba pakuoja dešreles, kiek jie paskui gauna to feedbackų iš klientų, ar ne, kad klientai buvo patenkinti ir laimingi, kad Maximos vadybininkas labai džiaugiasi, jog kokybiškai supakuota, kad, nežinau, klientas labai džiaugiasi, kad ten vaikas labai noriai valgo jūsų produktą, ne, tai man atrodo, kad tas irgi labai kūrė jausmą, kad įmonė yra sėkminga, įmonė kūrė gerą produktą, man patinka šioje įmonėje dirbti, nu, todėl mane ir tas atlyginimas tenkina tiek, kiek jie man moka, nes, nu, vat, kitur galbūt yra blogiau, o čia aš tikiu tuo, kas yra daroma. Tai. Ir paskutinis veiksnys, kuris buvo išskirtas, kalbant apie atlyginimus, tai tas tie aukščiausio lygio vadovai, apie kuriuos mes jau pakalbėjom, ar ne, jie yra svarbus pozityvios aplinkos formavimui. Manau, jog į mano nuomonę yra atsižvelgiama, darbe galiu reikšti savo nuomonę ir konfliktai sprendžiami konstruktyviai ir tinkamai. Tai pagrindinė mintis būtų ta, kad negatyvios darbo aplinkos nekompensuos joks darbo užmokestis. Ne, tai ta prasme, arba tai bus laikina. Jeigu toksinė aplinka, toksinis vadovas, toksiniai kolegos, ar ne, konfliktai ten kažkaip marinuojami, nesprendžiami, aukščiausio lygio vadovai, jiem neįdomu, ką veikiu, jie nieko nežino, ar ne, tai darbuotojas atitinkamai tikisi arba didesnio užmokesčio, arba ieškosi kito darbo. Ir teko, kai darydavom konsultaciją su vadovais, tai jie dalinasi savo istorijom, ar ne, kad turi ten darbuotoją komandui, labai gerą specialistą, dėja įmonė negalėjo pasiūlyti didesnio atlyginimo ir žmogus išėjo dirbti į kitą įmonę pas konkurentą, bet praėjo kažkiek laiko ir jisai grįžo. Jisai išėjo dėl to, kad tam konkurentas pasiūlė gal 10% didesnį atlyginimą, ar ne, bet jisai grįžo, nes pas konkurentą buvo žymiai sunkiau dirbti, ten bloga komanda, nepalaikantis vadovas, ar ne, ir tada jau nebesvarbu, kad tu gauni 10% daugiau arba net daugiau procentų, bet tu grįžti ten, kur tau faina yra dirbti ir kur tau patinka dirbti. Na, čia yra jo kita problema, kad žolė už tvoros visada atrodo žalesnė. Ir ypatingai kai kuriems reikia išbandyti, kaip mažiem vaikams. Tai čia labai daug jaunų specialistų, man regis, turi tą nuostatą ir ko gero natūralu, kad tenka duoti išmėginti. Tenka duoti išmėginti arba taip pat, irgi kalbėti apie tai ir rodyti, matyti pavyzdžius. Aišku, tas ne taip veikia kaip reali patirtis, bet realija tokia yra, ar ne, nesulaikysi visų ir neišedukuosi visų. Reikia išbandyti kai kurios dalykus patiems. Taip, bet toliau, man atrodo, kiek atsimenu, labai gerą skaidrę paruošusi esi apie tai, kaip atrodo, kad, o kitur tai jau žymiai geriau yra. O kitur tai žymiai geriau. Šita skaidrė yra ne iš mūsų duomenų, iš karto pasakau, ar ne, radau viename irgi mokslinių straipsnių apie tai, kaip darbuotojai galvoja, kokie atlyginimai yra rinkoje. Ir kas man šitoje vietoje įdomiausias eilutė yra pati pirma, tai yra darbuotojai, kuriems mokama daugiau nei rinkos vidurkis. 35% iš jų, tai realiai trečdalis darbuotojų, kurie gauna daugiau negu rinka, jie vis tiek galvoja, kad jie gauna mažiau negu rinka. Nes, darbuotojai, kaip sakyti, jie vis tiek jų matymo laukas yra siauresnis ir asmeninis, ar ne? Jie pamatė kažkokį skelbimą, kuriame pasiūlė daugiau, nors gal ten jau net nepriimta, ar ne? Jam draugas kažkoks papasakojo, kad, žiūrėk, čia galima daugiau uždirbti, ar ne? Ir yra tas formuojasi įsivaizdavimas, o kad kitur tai žolė yra žalesnė. Ir čia tuomet yra jau edukacinis įmonės darbas, ar ne, tokius duomenis rinkti, stebėti, analizuoti ir tuomet pokalbiuose su darbuotojais tos kontekstinės informacijos irgi įvesti ir kalbėtis, ar ne, su žmonėmis. Tai toks tas komentaras apie šitą. Ir tuomet keliaujam, kaip kalbėti su darbuotojais apie atlyginimus, ne, ir man patiko skaičius, kaip patiko, iškalbingas, man atrodo, šitas skaičius yra, kad 70% vadovų nepasitikė savimi, kai tenka kalbėti su darbuotojais apie atlyginimus. Ir todėl ta tema yra, kartą per metus dažniausiai, ar ne, įmonės kalbasi, turi vertinamąjį pokalbį, tuomet yra analizuojama šita atlyginimo tema.
o visais kitais momentais yra kažkokių turbūt turima įsitikinimų, baimių, kaip tai Rida pasakoja, kad bijo girti žmogų, nes tas žmogus pradės norėti didesnio atlyginimo. Tai įvairių šaltiniai rodo 70–73% vadovų nepasitikė savimi, kai tenka kalbėti su darbuotojais apie atlyginimus, o kalbėtis vis dėlto reikėtų, nes kalbėjimas būtent yra tas įrankis, ar ne, kai tu gali kurti šitą teisingumą, perduoti aiškumą, apskritai paaiškinti, kaip čia kas vyksta su tais atlyginimais ir priedais, tai nori, nenori, reikia tą daryti. Tai. Ir kelios rekomendacijos apie tai, kaip organizuoti pokalbius su darbuotojais apie atlyginimus. Tai aš išskyriau, tai nėra pokalbio etapas, ar ne, bet man atrodo, kad labai svarbus yra dažnumo nusimatymas. Tai tipinis atvejis, kad atlyginimai yra peržiūrimi vertinimo pokalbio metu, ir irgi neseniai turėjau individualų coachingo sesiją su vadove, kuris sako, taip, darbuotojai labai laukia vertinamojo pokalbio, tai sakau, tai kodėl? Todėl, kad tada bus peržiūrėtas atlyginimas, ar ne? Tai to nepakanka, reikėtų pagalvoti, kaip padaryti daugiau tų pokalbių, ar ne kartą per ketvirtį, kartą per mėnesį, kad jausti pulsą. Nebūtinai galima kalbėti apie atlyginimo didinimą, bet kalbėti apie kompetencijas, mokymosi, tobulėjimą, kas sekasi, nesiseka, kuo galim pasidžiaugti, nes taip kūriamas tas ryšys, atvirumas ir aiškumas. Pasiruošimo etape svarbu yra tai, kiek jūs patys žinot. Ar mes patys įmonėje turime tą aiškumą ir teisingumą, kokia yra ta mūsų atlygio sistema, ar patys ją labai gerai suprantame, nes jeigu norime perduoti žinojimą darbuotojams, tai patys turime kaip vadovai, kaip personalo skyriaus specialistai suprasti, ar ne, apie ką tas, kaip tas atlyginimo klausimas sprendžiamas įmonėje. Ir kitas momentas - apsigalvoti, pagalvoti, nusiteikti, pasiruošti tam, kokios gali būti darbuotojų reakcijos. Nes jeigu jūs sakote, kad nekeliat, tai darbuotojas vienas, nežinau, supyks, trenks durimis, nusivils ir taip toliau, kaip jūs į tai reaguosite ir ką su tuo darysite. Ne? Darbuotojo vertinimas, tai kalba apie tai, kad dažniau pastebėti, tai yra apie pripažinimą, ne tik per pinigus, bet ir per žodžiais įvardinama. Kontekstinė informacija yra apie tą mano minėtą skaidrę, šitą, pasirankioti duomenų. Ir beje, mačiau čia buvo klausimas apie tai, ar turime atlyginimo trendus per sektorius. Tai mes vasario mėnesį, kur su partneriais darysim webinarą, ten būtent apie tuos skaičius ir bus. Galite pažiūrėti, kokios yra galimybės Lietuvoje prieiti prie sektorinės informacijos apie atlyginimų dydžius. Tai iš tos informacijos kontekstinės turėjimas irgi padeda. Aišku, nusimatyti tolimesnius veiksmus, ką darbuotojas tobulins ar ne, kokias kompetencijas įgys, kada tą planuoja padaryti, ir stebėjimas. Tokie, man atrodo, basic pokalbio niuansai. Ir man atrodo, kad gal peršokim prie dar labai yra įdomių duomenų, kuriais norim pasidalinti apie darbuotojų finansinį stresą. Kad jeigu žmonės jaučiasi, kad jiem darbo užmokesčio neužtenka, kokias tai pasekmes gali turėti? Čia turbūt labai susiję yra, mano mintis pagrindinė buvo tokia, mes dabar visą beveik valandą, jau dabar pažiūrėjau, ar ne beveik valandą, pakalbėjome apie tai, ką organizacija gali padaryti, kad darbuotojų pasitenkinimas augtų. Tai viena, užtikrinti kažkokį bazinį atlyginimą, kuris patenkina žmonių pagrindinius poreikius, kaip žmogus tą įsivaizduoja, kokie pagrindiniai poreikiai, užtikrinti orų pragyvenimo lygį. Ir tuomet jau dirbti su tais dalykais, kurie yra tas teisingumas, aiškumas, įvaizdis ir taip toliau. Visą tai, ką mes jau aptarėme ir išvardinome, ir organizuoti pokalbius ir per tai kurti tą pasitenkinimą atlyginimais. Tačiau kita vertus, manau, kad dalinai pasitenkinimas atlyginimu taip pat priklauso ir nuo to, kiek darbuotojas sugeba savo finansus valdyti, ar ne, tas taip dabar populiarus terminas finansinis raštingumas. Nes jeigu mes nesugebam valdyti savo pinigų, tai tokiu atveju mes neturim kažkokių rezervų, ar ne, nekaupiam savo kapitalo ir gyvenam nuo atlyginimo iki atlyginimo, kiekvienas krizinis momentas gyvenime mums reiškia finansinį stresą.
Ir PVC buvo atlikę 23 metais tyrimą, kuriame apklausė daugiau negu 3000 full-time darbuotojų, kur buvo ir specialistai, ir vadovai, ar ne, ir nustatė, kad 57% darbuotojų nurodė, kad viena pagrindinių jų streso priežasčių yra finansai. Ir ką tai reiškia jums kaip darbdaviam? Nu, tai darbuotojas patiria stresą, tegul pats ir tvarkosi, bet nebūtinai, nes tai atsiliepia įmonės ir rezultatą. Tai pradžiai, kaip stresas paveikia asmeninį žmogaus gyvenimą, tai tie žmonės, kurie patiria finansinį stresą, nurodė, kad stresas paveikia miegą, 6% psichologinę sveikatą, savivertę, krenta žmonių savivertė, pasitikėjimas savim ar ne, tuomet atitinkamai rezultatai gali kentėti, fizinę sveikatą ir santykių šeimoje. Ir kaip tai pasireiškia jau tuomet įmonėje darbo rezultatuose, tai 44% žmonių, kurie patiria finansinį stresą, nurodė, jog asmeninių finansų problemos jiem trukdo dirbti. Ir 56% tokių darbuotojų nurodė, kad savo finansinių problemų sprendimui arba nerimui apie tas problemas jie skiria 3 arba daugiau valandų per savaitę. Tai reiškia, jeigu mes turime darbuotoją, kuris dirba 40 valandų per savaitę ir jisai finansiškai stresuojantis yra žmogus ar ne, nes jam nebeužtenka pinigų, jis nebesuvaldo savo finansų, jis gyvena nuo algos, jam būsto paskolą pakėlė 200, jis neturi iš kur jų paimti ar ne. Tai tokiu atveju toks žmogus mažiausiai 3 valandas galvoja ne apie darbą ir nedaro darbo, jis tai galvoja apie savo sudėtingą finansinę situaciją. Ir šie žmonės, kurie patiria finansinį stresą, labai yra atviri kitų darbdavių pasiūlymam ir jie linkę ieškoti yra kito darbo dvigubai daugiau negu žmonės, kurie finansinio streso nepatiria. O finansinis stresas jis taip patiriamas ne tik todėl, ar ne, kad įmonė moka per mažai. Įmonės moka kai kurios ir tikrai visai daug ir visai normaliai, ar ne, bet žmonės vis tiek, kadangi nesugeba suvaldyti savo pinigų, tai tokiu atveju tas finansinis stresas ir atsiranda. Ir kodėl verta investuoti darbuotojų finansinį raštingumą, nes mažėja tas finansinis stresas. Ir aš sakyčiau, kad ne tik, kad mažėja finansinis stresas, bet taip pat atsiranda erdvės įmoniai suplanuoti veiksmus, ką darbuotojas gali padaryti, kad galėtų įmonei uždirbti daugiau. Ar ne? Nes, pavyzdžiui, jeigu pakėlė darbuotojui būsto paskolą, pabrango, jam reikia mokėti 200 eurų daugiau, nu jis negali nueiti į įmonę ir sakyti, duokit man 200 eurų daugiau, ar ne? Tai jeigu žmogus turi tinkamą finansinio raštingumo įgūdį, tai tokiu atveju jis turi rezervus ir tokiu atveju įmonė turi rezervus, sudėlioti planą ir pasakyti, žiūrėk, tai reikia mums padaryti tiek pardavimų, tai reikia mums, kad tu išmoktum šitą dalyką, ar ne? Ir tada, kai tu padarysi 1, 2, 3, tuomet mes tau pakelsime atlyginimą 200 ir tau jau tas nusiims galvos skausmas. Finansinis raštingumas, aišku, didina produktyvumą, nes nebereikia viena problema dingsta iš gyvenimo ar ne finansinio klausimų sprendimas. Ir tyrimas, PVC tyrimas atliktas parodė, kad didesnis pasitenkinimas, nes įmonės rūpinasi paties darbuotojo asmeninę šeimos gerovę, o ne tik ar nežiūri kaip į darbo įrankį. Todėl mes irgi pasiūlėme naują mokymo programą, tai yra kalbėti su darbuotojais apie finansinį raštingumą, bet ne iš tos perspektyvos, ar ne, kur čia investuoti, ką daro bankininkai, draudimo konsultantai, kurie ateina į įmonę ir valandą pasakoja apie tai, kad reikia atsidėti 10%, nes aš nesu irgi nei investuotoja licencijuota ir negaliu tokiais dalykais užsiimti, tačiau finansinis raštingumas prasideda nuo psichologijos, nuo mąstymo, nuo nuostatų, nuo baimių ar ne. Jeigu tau reikia atsidėti tą kapitalą formuoti, tai kodėl tau nepavyksta, ką kitaip gali daryti, nuo ko smulkių žingsnių pradėti, ar ne? Tai mūsų mokymo apie finansinį raštingumą programa skirta darbui su, kaip aš liaudiškai sakau, su galva, ar ne, su savo baimėmis, nuostatomis, su mažais žingsniais, o ne apie tai, kur tenai geriausiai yra investuoti. Tai valandą mes ir tilpom, ar ne, tai kviečiame tuomet po šito webinaro susisiekit su mumis, pakalbėsim apie tai, ko jūs gyvenat, gal klausimų iškilo ar ne, norite pasigilinti į vienas ir kitas personalo temas.
aptarti, ar ne, ar tai finansinio raštingumo, ar įsitraukimo, ar pasižiūrėti, kaip pas jūs atrodo atlygis, ar ne, ar jūsų kompanijoje atlygis yra tas geltonas, kuris mažiau turi įtakos darbuotojų pasitenkinimui, ar raudonas ir lemia darbuotojų įsitraukimą. Kaip atrodo atlygis, ar jisai atitinka rinką, o gal netgi kaip tik yra geriau negu rinkoje, o gal žymiai prasčiau, ar ne. Ir tuomet iš to gims sprendimai, ką toliau daryti, kad darbuotojų pasitenkinimas didėtų. Jo, aš pabaigai noriu tokį trumpą reziumę pasakyti, kad jeigu norit valdyti darbo užmokesčio biudžetą, tai reikia stebėti ir valdyti du dalykus: objektyvią realybę, stebėti ir reaguoti, kokia yra darbo užmokesčio situacija rinkoje, kiek atitinka jūsų darbo užmokesčio sistema, ir subjektyvią realybę. Tai yra, kaip žmonės jaučiasi, kiek ten ta sistema atitenka jų poreikius, kiek jie jaučiasi vertinami ir kaip jie mato pačią tą situaciją. Sakant, abi pusės. Tai dabar mes turbūt galim palikti